kas buvo iki tol, kol nebuvo Lietuvos. Tai būtent mano specializacija daugiau galbūt yra iki krikščioniškas visas laikotarpis, apie kurį aš šiandien daugiau ir papasakosiu. Tai va čia yra taškas, iš kurio prasidėjo absoliučiai visa žmonija. Atrasim kitą tašką, keisim, todėl kad tai yra mokslas, tai yra faktai. Tai yra 200 tūkstantmečių atgal, šitoj vietoj atsiranda pirmieji homo sapiens, kurie labai lėtai, čia yra genetinis žemėlapis žmonijos plitimo, kurie labai lėtai plito. Ir plito labai lėtai, jų kiti santykiai. Šitą tašką tyrinėja regioną vokiečiai ir čia yra maždaug 5 metų, 6 metų senumo duomenys, kurie parodė, kad žmonijai įvyko esmingiausias galbūt lūžis, koks tik tai galėjo iki pat šiai dienai įvykti. Atsirado žemdirbių civilizacija. Žemė kaip motina, kurioje įmetė į vagą grūdą, išaugo. Tie gamtos ciklai žemės aplink saulę diktuoja, kada atsiras vasara, kada atsiras žiema, kada atsiras ruduo. Ir nuo to, kada tu žinai, kaip kas atsiranda, tu gali tada žemdirbystės visą ūkį tvarkyti. Tai moderiškai civilizacijai atsiranda ir mokslas, kaip toksai. Bet tai buvo surišta su labai praktiniais dalykais, ne abstrakciniais, kaip išmaitinti šeimą be abejo. Tada sutelkėme dėmesį. Dėmesį. Attention. Tada mes ištyrėme tyriname ir padarome tyrą. Kad mūsų kraštą vadina šitai. Per Baltijos ir Juodosios jūros visas kraštas paskutinius 2500 metų šitaip vadinamas. Tada aš pradėjau dar tą žodį tyrinėti. Ir randu, kad pas mus žodis sar rišasi su sargyba. Prūsiškas yra sardis, ką reiškia vėliau išvirto į gardas, grad slaviškai.